Labas visoms ir visiems, su jumis sveikinasi Virginija ir šiandien parodysiu keletą įrėmintų darbų. Šitas juodas debesis yra Monika. Filmuoju ant lovos, tai jūs galit matyti jos uodegą. Taip, fone tai girdėsit murkimą. Tai čia specialiai jums garso efektai. Ir gali šiek tiek drebėti, nes, kaip žinot, lova yra dalykas toks nestabilus. Na, bet gal nieko tokio. Taip. Na ir dabar reikia visko nenuverst ir pamėginti viską jums parodyti. Gal arčiau tada prisistumsiu. Taip. Tai vat, pirmas darbelis, kurį galėčiau parodyti, iš arčiau, iš toliau. Taip. Tai čia vienas iš naujesnių pradėtukų ir pabaigtukų. Pusiau perkurtas sempleriukas su namuku iš žurnalo. Tai namukas yra panašiai kaip buvo, medeliai atskirai panašiai kaip yra. Šitas elementas taip, šitas taip, šitas taip. Bet viskas perkomponuota taip, kad tilptų ant nedidelio kanvos gabaliuko. Iš antros pusės yra mano dažytas medvilnės gabaliukas. Ir viskas. Kol kas man šiuo momentu visiškai nesinori jokio kanto ant pagalvėlės kraštų ir panašiai. Tai tiesiog tokia pakabiname pagalvėlę, va čia yra mažytė kilputė, taip, kilputė, rodykis. Iš siūlo, irgi kurią va čia galima nukirpti bet kada, ar naują prikabinti. Ir jis bus kažkada, ne kažkada. Va tai, kai nufilmuosiu, praktiškai reisai jau ant sienos. Taip. Tai va. Pirmas darbelis. Oi, taip. Nu va, gal taip darysim, va. Šiek tiek gal labiau judės, bet geresnis apšvietimas. Tai antras yra Stony Creek katinas su žuvim. Tai čia irgi buvo mano naujų metų pradėtukas. Pirmas naujų metų pradėtas ir pabaigtas darbas. Ten irgi 80 kažkelintų ten metų schema, neatsimenu kokių. Ir jin vat surado tokį rėmelį. Aš matavau ir vienokį, ir kitokį, ir trečiokį, bet kol kas šitam linksmiausiai atrodo ir toks ne taip užspaustas kaip vienam iš kitų variantų, kur žiūrėjau. Tai man atrodo, bent jau kurį laiką jam šitam rėmelį patiks. Monika, kaip jūs manote, ar tinka? Monika patvirtina, kad tinka. Va, labai patinka. Gerai. Tai kitas darbas. Tai čia yra jau mano kurtas pavasarinis sempleris. Ir jis pateko į vintažinį medinį rėmelį. Ir manau, kad kol kas irgi jam čia visai patiks šitam rėmelį. Šitas darbelis yra nemokama schema, kurią aš siuvinėjau pagal iš siūlų likučių savo visokių surinktų. Ir tai buvo praėjusių metų mano gimtadienio startas, o praėjusiais metais pradėtas ir užbaigtas. Ir jis šiuo metu įgijo pats tokį juodą kvadratinį rėmelį iš Ikėjos. Tai šitas rėmelis irgi yra keliaujantis. Tai reiškia, jis savo viduriukus keičia karts nuo karto. Pats rėmelis lieka, o darbą pakeičiu. Tai kitas yra Riolio bijūnai iš Blackworko serijos, irgi praėjusiais metais padarytas darbas. Tai jis tiesiog pateko į paprastutį juodą rėmelį. Buvau pririnkus jam auksinės spalvos rėmelį tokį, irgi su burbuliukais, bet kažkaip atrodė labai suspaustas ir norėjosi jį praplatinti. Tai va. Tai irgi keičiamas darbas šitam rėmelį būna ir kol kas šiuo metu jame gyvena bijūnai. Jeigu
dabar irgi neatsiminsiu, ar pasakojau kažkuriam iš savo video ar ne, bet galiu pasakyti, kad šitą darbą aš truputėlį keičiau būtent tam, kad tilptų ją ketvirtuką. Tai yra, aš nesiuvinėjau vat šitoj vietoje esančio tokio bijūną ir šitą pumpurėlį aš perkeliau arčiau, kad tilptų į A4 formatą. Taip, va jau gaunasi nebloga krūva į šonę. Taip, čia yra irgi viena iš retesnių gamintojų, Marija Iskusnica, toks žvejo namelis, tai aš jį siuvinėjau ant 27 count audinio pilnų kryželių per vieną siūlą, tai reiškia, jis yra 4 kartus mažesnis negu turėtų būti. Ir aš aišku perdariau užrašą į lietuvišką, nes tai yra namelis prie jūros. Ir tai yra antras jau šito darbo rėmelis, jis buvo kitame, bet šiais metais aš jį labai norėjau jį pakeisti, kad jis jau būtų kažkokį kitokį ir manau, kad tai yra kol kas geriausias variantas. Kad radau visiškai nuo kito darbo pasportą, kuris tiko ir pritaikiau rėmelį. Ta tokia kaip ir žydrai mėtinė spalva atrodo netikėta, bet man atrodo tikrai neblogai susižaidžia. Šitas darbas jau irgi yra šiek tiek didesnis, truputį didesnis negu A4. Tai čia yra pusiau mano kurtas, pusiau iš žurnalo, pusiau iš interneto surinktų pavyzdėlių sampleriukas. Tai irgi kai kurie elementai yra tiksliai, kai kurie yra veidrodiniai, 2 kartus pakartoti, kompozicija yra mano. Tai jam pritaikiau mano draugės Indrės atiduotą rėmelį. Ir manau, kad irgi kiek aš bematavau iš savo turimų rėmelių, tai šitas tobuliausiai tiko. Nes irgi kitose, jeigu tamsus rėmelis, toks standartinis samplerinis, tai jis atrodė darbas labai užspaustas, o šitas kaip ir išplečia jo ribas. Tai va. Na ir šitas darbas yra... Vietus, nebeatsimenu gamintojo, bet tai yra burbulių ir leukonių ir neužmirštuolių puokštė mėlynoje vazoje. Tai irgi jau prieš porą metų baigtas, už praėjusiais, man atrodo, metais baigtas darbas, ar praėjusiais, ir jis neturėjo savo rėmelio. Tai čia yra jau A3 dydžio rėmas ir labai džiaugiuosi, kad tiko, nes dabar tas toks laikas, kad visos va šitos vasarinių gėlių puokštės tinka. Tai ką, tiek vat tų darbų. Sudedam, pavyzdžiui, visus atgal. Nors ne, kodėl? Kodėl? Viskas gerai. Paliekam vat jūrą. Paliekam jūrą ir gėlės. Tai tiek vat šiam kartui. Ten paspauskit like, parašykit komentarą, ar patiko. Ir iki pasimatymo kitose video.